Giedrius. Na ir mes visiems linkime daug gražių įspūdžių, geros nuotaikos ir gero oro. Tikėkime, kad viskas taip ir bus. Taip, kaip sakiau, oras žada neblogą, bet, kaip pažiūrėjus, bet kai išvažiuosim, matysim, kaip ta Ryga mūsų tiks. Taigi, pirmiausia, sakau, ką mes darysime. Pirmiausia, mes darysime sustojimą už Panevėžio. Kaip ir priklauso, po 2,5–3 valandų. Paprastai vežant saugusius žmonės, darom sustojimą. Tik įvažiavom į Latviją. Į kairiau ir pilies vieną bokštą pamatysit. Va, kaip tik toliau. Už jūsų nugarų galima sakyti. Tai ko gero čia tas bokštas ir bus, apie kurį kalbu. Nematėt, teks atvažiuoti pamatyti, ką dabar padarysim. Taip, jeigu mes suktume kairiau, čia dar yra automobilių muziejus Bauskės, tai yra Rygos automobilių muziejaus filialas. Ir pagaliau įvažiuojam į Rygą. Pačią Latvijos sostinę. Neįtikėtina. Labai puiku. Dauguva, ne taip kirčiuoju lietuviškai negražiai, Dauguva, taip, Lielupė ir Gauja. Gauja gal yra didesnė, iš tikrųjų gerai. Dabar nesigilinsime į šitus dalykus. Iš tikrųjų, Ryga yra miestas, kuris, kaip sako, buvo kažkada tai Švedijos, vokiečių miestas. Lavijų, kad Dauguvoje laivų nebus, net plauks. Reiškia, jeigu auksinė pusė, viskas gerai, oras geras, viskas tvarkoj, prekiauti galima. Tai dar tokia, kaip ir sakyti, praktinė pusė iš tikrųjų buvo. Stateliai, bet va pažiūrėkit, čia nėra šis stojimas, kažkoks rodo, žinokit. Ir viskas, prie zoologijos sodo jau esam. Važiavom. Ir štai, nekartam perėjų nėra. Čia iš tramvajų važiuoja. Ir štai, Rygos zoologijos sodas. Čia įskaičiuota, gidė jau padavėm. Už laivą, už zoologijos sodą kaina suaugusiam 15 eurų. Sakyčiau normaliai. Panašiai Kaune tokia kaina. Štai oras tiesiog pasakiškas. Ir pagaliau. Dabar 11:05, laiko turim 2 valandas. Po pirmos 15 turim būti autobuse. Po to trauksim į patį senamiestį, po senamiesčio bus plaukimas laivu. Ir tada visa bus kelionės pabaiga ir jau namo. Tikrai diena neįtikėtina. Čia aišku yra restoranai, kavinės. Tikrai šiaip nemažas zoologijos sodas. Labai svajoju daug metų jau jį nuvykti. Taigi, šita diena atėjo. Kad nepasiklystų reikia, prašom. Dar, ne 4 davė, 4. Kur dar ne? Laimė. Aš žinau, ką čia yra. Parodyk tą lapą, žiūrėk, yra kažkur. Žiūrėkit, jo kažkas tai va. Kažkas, žinokit, nežinau. Jo, pasižiūrėkit.
Plamendai. Va, plamendai. Reikia laikytis pagal gidę, bet aišku, apinant iš visų šonų, tiesiai einant sampusėm. Aišku, gidė yra daug toliau, bet savarankiškai vis tiek nesunku einam vieną pusę einu keliu. Patagonijos. Kaip atrodo. Mara Patagon. Kapibara. Kamerų per greitas. Na čia kas? Žionėlė. Jėtus kokie. Kietekė. O, kokie. Dar viena. One in the window. See the one up there in this little house, look. It's sitting in the sunshine. It's going off for a walk now. It's going off to find some food. Going to find some food. Dabar yra pasirinkimas eiti tiesiai arba eiti taip. Na, einu taip. Pasižiūriu. Čia kupranugariai. Ir alpakos. O, koks vaizdelis. Very nice. We've only walked a few paces and there's so many. Nice. Oh, look, they're playing. Oh, yeah, they are. Yeah. O, žaidžia. Gaudinių žaidžia. Like Daryl's car. I don't know if it's a flirty thing or a defensive thing. I don't know, you should do that and I'll tell you if it feels flirty. I think I can guess. These are very Moorish.
Kas ta vaata seda veel siit pealt? Aga sina need suured. Näed neid suuri, jah? Näed, see kõrval üleval. Kas sa seda pisikesugust? Šiaip čia keliai nemaži, eina išsišakojimai, bet nepasiklysiu, aišku. Štai, ponis. Точно не видно. Man jau mamma teica, cik man jābūt. Vai man pateica, ka man mazāk. Užkandžiaujat. Gerai, pasisotinkit. Čia namelis, čia viduj. Priušiai. Bet dabar aišku nėra, matau. Galvytė kišo. Oi, koks. Užkandžiavai. Taip, reiktų eit per lauką. Galbūt išeiti. Galima leisis apačiai, turbūt čia viskas ratu išeina. Taip, vėl. Išeičiau pagrindinį kelią, kurio jau. Čia dar tik truputį nusileidus. Čia viskas gaunasi ratu, tas pas principas kaip ir Kauno zoologijos sode. Tik aišku, čia matau, kad didesnis, tikrai plotų tai jisai. Gerai, reikia eiti taip. Štai iš lauko pusės. Eik tu sako, grožis. Jėt. O, kiek gaujos. Visa šeimyna. Jūrų kiaulytės. Ten triušiukas, medžioju čia. Jie tasukė. Vat šitai jom gerai laisvė. Tai va. Klausot ir nerviau.
Reikia toliau eiti. Tikrai daro įspūdį, labai gražus zoologijos sodas. Bent jau pačią pradžią matau, kaip to net toliau dar įsivaizduoju. Čia tikrai nemažai ploto tęsis. Nu, duodi garsų. Taip. Gerai. Ne, jeigu išeičiau taip, bet galima eiti dar taip. Vis tiek čia gausis ratu kažkaip išėjus vis tiek pagrindinį. Čia dar tie patys kupranugariai. Tikrai labai gražu. Nasa. Koks dydis. Gangas. Atsigeria vandens. Коні. Таса. Nu, kas tu, nu? Oi, visi tučiai. O, hipopotamas. Ką tu? Sveikas, broli. Ką tu? Eikt, nerealus vaizdas. Ką tu? Kaip po vakarėlio. Taip, atlaikyti tokį karštį gulėt. Tiek tonų. Dar anas draugelis. Они даже могут туда побить. Bet ką, jums nei mokesčiai, nei draudimas, nieko, nei paskolos. Gulit savo, paėdat. O gyvenimas gyvūno. Gal kartais net ir pavydžiu gyvūnams, būdamas žmogum. Na taip, kaip kiti pasakė, zoologijos sodas gyvūnų kalėjimas. Ne, nu gal taip bjauriai skamba, bet iš dalies taip, aišku, bet visapusiškas poilsis. Ką daugiau gyvūnų veikti? Ką reikia eiti toliau? Čia kas? O. Reikia apeiti šitas pusės. Gal ir ne visai. Štai. Mes saučiais išakojimų kelių. Tai aišku, išeisiu pagrindinį, gal vis tiek. Manau, spėsiu visą laiką įtilpti. Nesilikt nuo grupės. O jėts. Koks grožis. Ar vėl ateini? Prie pat jau. Aišku, liesas negaliu, net neįmanoma būtų. Kaip sargybinis, pirmin atgal, paeini. Taip. Taip eičiau, taip link pagrindinio kelio. Čia dar. Nežinau, kaip čia pradėti, nuo ko. Tiesiog kaip akis mato. Vis tiek aišku grįšiu. Neatsiliksiu nuo žmonių. Šis. Dar kur slėpiesi. Tavęs nesimato. Blogai matau prieš saulę, gal taip. Aišku, nuo karščio kiti gyvūnai tiesiog taip nebūna.
ant pačios saulės, kaip sakant. Kaip lik nesimato. Šiaip tikrai nemažai gyvūnų. Ai, čia ir pabaiga viskas, taip, akivaizdu. Ой, подвис туда. O, kokios gražybės. Čia vinkūnijos vėl pažymėta. Look at the star I said there. Kad. Hey. See the gun. Lama. Вот туда. Вот он тут. Štai, aš pagrindiniam tokia kelyje. O, taip, nemažas plotas. Kaip čia, nežinau, galima taip dabar eiti, paskui vis tik tiesiai. Čia kokia skulptūra. Gražiai atrodo. Varlės. O, vėžliai. Jėzus koks.
Ką dar čia turim? Stakelis. Matau tave. Jau nesimato. Gal iš čia geriau matysis. Aha, akivaizdu. Kyllä ne pääsee tuolla se kiipeässä. Per toli. Tu savo. Va čia tai apsauginiai. Čia tai žiaurūnai. Žiaurus. Tu savo. Ragai. Kaip turnikai. Kad. Pavargę. Ilsis. Pažiūrėk. Tai tokie plaukuoti ragiukai. Pažiūrėk, čia kokie dideli ragai. Nasa. Taip, reikia poilsio jums. Ką traukiu toliau? Manį darai taip į viršų. Va, dabar tu iš arti matais. Tada tai buvo labai iš toli. Eina savo. Tikras plėšūnas. Čia žmogui negalima, draudžiama. Čia zoologijos sodo pabaiga, tvoros. Čia į gatvę. Reikia taip viskas eina ratu. O, geras. Oi, kokie. Skatu gėrim. От скати звез. Звоним скати ja saan. Oi. Kato laulis. Sitä vienmään ei viivusta ole kansas, koska kuinkin vaan. Speciaal taustassa. Už Amerikos. Patiks. Zaudai. Taip, čia dar apačia jų tęsiasi. Štai irgi ėda. Maitinasi. Ką, leidžiamės į apačią. Šiaip tikrai labai įspūdinga. Man patinka. Reikia vienu apsigręžti, grįžti atgal. Ten pagrindinį kelią išeisiu.
Nas laukia monstrai. Du kondorus. Eik tu savo, sparnų koks plotis. Nerealu. Ką tu žmogau? Ir sparnus įskleidęs. Geras. Потом посмотрим. Где-то мы как-то на арене посмотрели. Ну ладно, если что, посмотрим. Šitas toks ramesnis, ramus. Вот голова у него красивая. А остальное даже красивее. Čia kaip katė, kaip lūšis. Nieko nėra. Čia kažkaip paukštis, bet nesimato. Nieko, kiek toliau. Afrikos liūtai. Skatāmies lauviņu. Kā nē, skatāmies reku lauviņu. Es kāds tu neķīgs. Uzreiz kā nav lūdzu. Nu, priecīgs esi tagad? Čia iš kitos pusės. Bet tik vieną mačiau. Daugiau nieko nėra. Na, galim sakyti, pusę laiko yra. Jau praėjo. Dar valanda lieka. Ir reikia judėti link autobuso. Вот в теньке. Nieko nėra. Привет, Надя. Dabar leidžiasi jau į apačią. Ir aš turbūt išėjau taip į pagrindinį kelią, vėl atgal. Tai galima vėl taip eit. Šitie gaunas, kad einu tiesiai. Tik šiek tiek su pagrįžimais. Taip. Štai paukščiai.
Taip, einu toliau. Mis sa, Martin, arvad, et kui sina tuleks, nad peavad hakkama trikke tegema vahepeal? Ei, üks väga keeruline. Ei no võiks midagi teha. Võit tahab ju Na, slepiesi. Taip, aišku, neaiškiai. Aišku, turiu 40 minučių, laikas greit bėga. Štai pagrindinis kelias. Tai bus nesunku, jo ir grįšiu. Bet dar reikia. Čia kaip restoranas, kavinė, aišku, nėra laiko. Tai jau aš turiu užkast, pavalgyti. Ir toliau grinai gyvūnus pasižvalgyti. Štai yra vienas pastatas ir dar kitas. Taip. Ir pradėsiu nuo šito. Čia tokia edukacija, kaip ir Kauno zoologijos sode principe. Irgi. Taip, kažko labai ypatingo nėra. Šiaip tik įdomu pasižiūrėti trumpai. Skau laikas spaudžia, tai reikia judėti. Man reikia nueiti į tą kitą pastatą. Taip tiesiai dabar. Tai yra žirafas. Taip. Dar prieš. Žirafas, štai. Kokios gražybės. Koks. Baltasis grifas. Čia galima į vidų. Taip, iš vidaus. Eiktų savo, kaip gražu. Koks interjeras, kaip padaryta. Pasaka tikrai labai gražu. Vau, kaip gražu. Vanduo. Kad.
Kaip gražu. Taip, išties įspūdinga, tikrai gražu, tikrai dydis nemažas zoologijos sodo. Dar toliau tęsis. Manau, kad užteks laiko. Na ir kągi turim čia. O štai kokie pretendentai. Gamtos sergėtojai. Kad. Gelada. Jiems šilaipinės geros padarytos. Taip, bet labai nesimato. Štai dar vienas. Čia aišku reikia priartinti objektyvą, sufiksuoti vaizdą. Kiek įmanoma priartinti. Štai. O, dar vienas. Gyventas. Kevin küsib, et kus sõbrad on, näed seal, sarved paistavad. Neid ma nägin. Ma mõtlesin, mis kuradi sõbra sarved. Teine, mis seal oli? Ei ole sama, see teine suurem. Kevin. O, iš čia geriau matysis. Kevin. O, zebras.
Viskas gaunasi ratu. Išeit reikia į pagrindinį kelią. Savana. Telefono. What? Taka tinggal taka mau. Zal het tussen beelden? Ja. Dan ga je tekenen. Hoe zijn feiten? Is dat partij? Jongens, daar zien we. Kai kurių gyvūnų nesimato, bet aišku dauguma matosi. Čia turbūt kaip jau ekspozicijos pabaiga, taip. Jau viskas reikia apsigręžti be 15:01, o už pusvalandžio jau turim išvažiuoti grinai oficialiai. Tai laiko tikrai visai nedaug. Bet tikrai daug kas spėjo nufotografuoti, nufilmuoti. Tikrai pasaka, ypač oras irgi fantastiška diena. Dar vėl į pagrindinį kelią išėjau. Čia jau štampas atė buvau, čia visą apėjau. Dar tik tiesiai. Ir būtų kaip ir viskas, manau. Nu nežinau, gal dar aišku ne visą zoologijos sodą, bet jau tikrai labai daug apėjau. Jau nuo žmonių visų atsilikau, aišku, kai kur yra lietuviai, matau, kai kur latviai šneka. Bet kelias iki autobuso taip eina, tai gal reikia grįžti. Viskas. Čia dar pastatų. Gal čia tik trumpai. Čia dar pastatas. Bet kaip ir tas kiemas, čia viskas. Eina savo čia. Čia 2 valandų mažokai. Ekskursijai. Gali tik tiek pasakyti. 3 valandas, galbūt pats tas, manau. Ai, čia kavinė, baras. Aišku, jasna. Taip. Taip, jau čia zoologijos sodo pabaiga. Ten kavinė, čia kaip irgi kažkas panašaus, gal dar čia gali būti kažkas. Ne, čia užrakinta. Ai, štai. Sau geras. Ai, čia tik tie gali eiti į vidų. Iš vidaus pažiūrėti toliau nepraeisiu. Jo, supratau. Geras, eik tu savo. Lemūrai. Ei, Mara, давайте уксарай. Давайте уксарай. Visokiai šluotas, kai šie pečiai atrodo. Monstrai, gigantai. Gerai, kaip ir viskas. Bent jau aš taip aišku manau. Bet kol kas dar ne. Daug takų, labai kelių. Čia tokios kavinės, restoranai, barai. Nėra visai laiko, jau reikia viskas judėti. Gal
Tokie dryžo uodegiai. Taip. Čia pagal viską turėtų būti tigras. Tai aišku, jo nesimato. Mūrinis tigras. Kažkur bus pasislėpęs. Пума. Мы никого здесь не видим. Не, Лукс там нет, пойдем лучше Не тигр. смотрит. Na, manau, tikrai viskas. Štai. Buvau tam pačiam kely, takai, viskas tas pats jo. Tikrai bus viskas, nes jau viskas, tai pirma. Reikia jau grįžti atgal. Tikrai labai šaunu. Na ir ką, pagaliau viskas. Po pirmos 3 spėjau, viskas tvarkoj. Tikrai labai patiko. Padaro įspūdį 15 eurų kainą. Ekskursija. Tai va, dabar turiu, aišku, o štai matau autobusą. Grįžti ir viskas. Toliau bus senamiestis pats Rygos. Pasivaikščiojimas. Mes, aišku, individualiai pasivaikščiosime. Bus gydė, bet mes, aišku, nuo gydės ir zoologijos sode atsilikom, tai jau senamiestis iš visų rūt, manau, tokios kalbos nebus. O galiausiai bus po to laivas plaukimas, valandą laiko. Tai štai, tikrai labai patiko. Ką, kelionė tęsiasi. Paskaičiuoja ir visi. Plaukimas čia turėtų. Taip. O jūs tenai viskas. Jūs atlekėt ir viskas, jo. Ir mūsų Nu, parodysiu, kur mūsų laivas stovi. Vieną kitą pastumsi, tai nieko tokio. Aš čia stovėjau. Dabar senamiestis. Pasivaikščiosim. Išlip. Šį kartą pasiėmiau ir kuprinę. Iš kur atsisku. Taigi, pasivaikščiosim. Sau, kaip gražu. Paskui į laivą vis tiek prasakė po 5:20 maždaug būti, kad užsiimti vietą. Nu, matėt, vietų ten yra, bet žinot, vis tiek mes ne vieni plauksim. Tai ką, einam į senamiestį, prasidedam ekskursiją, tada laisvas laikas pavalgyti, nusipirkti plauktuves ir 5 valandą va tarp tų medžių kažkur tai tenai. Gerai? Einam. Na ką, mikrofono neturiu, bet balsas ir taip, manau, ko gero girdisi, kaip vienas klientas sakė, aš vis kitoj gatvėje girdžiu, žinokit, nebijau paklysti. Tai va. Gerai, tai manau, kad girdėsit. Taigi esame Rygos centrinėje aikštėje, kitaip vadinamoje Turgaus aikštėje. Viduramžiais tai buvo rotušė 1330 metais pastatyta. Reiškia, tas domo katedra Rygas domas. Tai reiškia, tai yra, kaip sakyti, valdžios namai kažkokiai. Eina savo koks aukštas. Čia, manau, bus galima užlipti. Tikrai yra bokštas. Bet dabar gydė, kol mus praveda, paaiškina viską apie visą Rygą, pastatos jų struktūrą, o po to bus galima individualiai. Čia kaip ir Kuldygoje, principe tas pats. Žmonėms, kurie atvažiavo į šitą miestą gyventi, prekiauti ir tiesiog, kaip sako, pasauliečiams. Ne riteriams, ne vienuoliams, o pasauliečiams. Buvo pastatyta tiesiog, kaip sako, ir tie dabartiniai verslininkai, sakykime. Gydė sakė, kad taip yra bokštas, tikrai galima pasikelti jau. Faktas visiškai paprastas. Sakė, kaina 10 eurų, šiaip brangokai, bet tikrai verta. Bet dabar dar aišku apeinam, reikia kokį restoraną ar kažką užvalgyti, nes jau šiaip pralakau.
viskas, einam toliau. Grįši iš tai įeisiu į vidų. Tu savo koks aukštas. Vaikai nepažįstama, va, asiliukas, kas dar? Šuniukas, kačiukas ir gaidys. Kokia višta gaidys, užkiauterė. Taip. Na, iš tikrųjų, tai yra Brėmeno miesto dovana Rygos miestui. Na, čia tokias, kaip sako, kaip su tam tikra potekstė į tą nepriklausomybę, dar tokių visokių, bet čia tai skandai. Ekskursija vis dar tęsiasi, tikrai labai smagu. Vykdavo prekyba vykdavo prie vandens. Dabar esame tai. Tikrai gatvės gražios, pasaka. Gal truputį Vilnių primena, bet tikrai gražu. Gendo stilius Rygos, grinai šitam dalykui, tai žinokit, super. Super. Ne va, tai dabar čia yra pagrindinė gatvė, pėsčiųjų Kalkų iela. Va šita gatvė, jeigu eisit į šitą pusę, Kalkų iela, prisiminsit, prieisit Rotušę, va matot vėliavą. O ten, kur mes buvom, va čia tik ant Rotušės tos vėliavos. Pamatysit Rolando skulptūrą, Juodagalvių gildiją ir tuos mūsų šiaulius. Sako, istoriniai dalykai, kažkada reiškia, 18 amžiuje, jeigu neklystu, ne 17 pabaigoje, reiškia, iškilo toksai, jisai, kaip sakyti, vokiškų šaknų neturėjo. Latvis galim, lyvis gal. Žinot, kad lyviai, o šiai dienai jie yra tokie. Būtent čia. Keliaujam kartu. Kaip mandagiai gražiai. Kaip viduramžiais žiūrėdavo gatvės, aptinkam. Siauriausia gatvė. Jeigu ieties galai nekliūva, reiškia gatvė tinkama. Tai va čia ir nekliuvo, o ietis, bet ten tai nesikė, ten galbūt ir kliuvo. Na ir sako, kaip jie vaikščiodavo damos, jeigu jos vaikščiodavo su krinolinais. Simboliškai, kad skulptūra, kurie yra va čia pavaizduota va šitoje pusėje, reiškia dešinėje pusėje, tai yra Latvių nacionalinis didvyris Latvijos.
Dar viena bažnyčia. Katalikų. Aukštis irgi milžiniškas. Galima įti vidų. Paklausė, aišku, angliškai kalbėjau. Tai šitą bažnyčią ne, į bokštą neįmanoma, čia nedaro, tai neorganizuoja. Nors ten tik yra laiptai, bet bus viena bažnyčia. Ten savo, kur kaina 10 eurų, sakė. Tai va dar gydė pradeda, kaip sakant, ekskursiją dar, o po to patys jau savarankiškai keliausim, eisim. Nu, tai yra pirklių namai, nes viskas, kas stovėjo va čia, reiškia, šitoj pusėje sienos, tai suprantama, kad tai buvo turtingų žmonių. Reiškia, tos vadinamos ugniasienės, kada namas prie namo, reiškia, viena, kaip ir viena siena. Na, įspūdinga, nesakau, čia geri koncertai būna, čia daug žmonių labai sėsi. Dar viena bažnyčia liuteronų. Sakė, irgi bokštą neina patekti. Čia tik taip galima įti vidų. Išskyrus tą vienintelę. Tikrai labai gražu. Šviesas pakankamai. Ale kaip jūs status laiptai, kaip keista, ar ne viskas apačioj? Žiūriu, bažnyčios apačioj, viskas. Tai čia filmai, mes tenai, pačioj dar ten kalbama normaliai. Man atrodo, Nom pasižiūrėt. Geras, kaip fainai. Va čia tai taip. Grinai viduramžiai, grinai. Katakombos tokios. Požemį. Ten jau tuos pamesim, nu žodžiu nieko, 17 valandą ateis. Taip. Ne. Man tokie koridoriai patinka labai, tuneliai tokie. Įdomu. Tai viskas, einam. Einam. Jo, einam.
išties labai įdomu tikrai. Faina, gražu. Vienas tik tai liko, ne? Ja, čia užskaitau tikrai. Nereikia leistis, nu. Na ir štai Latvijos Rimi apsipirkau energetinio sumuštinio ledų, pasiėmė dar tokių bandelių. Apie 8 eurai, sakyčiau, nebrangiai, kaip ir Lietuvoje kainos. Taigi, dabar reikia lipti va į bažnyčios tą bokštą. Taigi, sumokėsiu 10 eurų, kai dar užteks. Bet kokią naglę, eik tu savo, prie skrido jau norėjau pačiupti. Pažiūrėk, kiek hebros. Paėmė savo žilus. Jau pagrėb norėjau. Jau taikosi sumuštinius. Ding, ką darai? Nu ką, tu naglas visai? Ai, tu savo. Tokia naglė. Atakuoja čia mane invazija. Kas liepta sumuštinius valgyti lačiau. Nes tai pačiups. Vieną kasnelį numečiau. Ja. Bet kokia naglė. Eina savė čia išbadėja. O pagal įstatymą iš tikrųjų paukščių, aišku, negalima leisti nieko. Bet žiaurus, tu savo. Tokie balandžiai. Prie pat. Dinkit. Traukitės. Skriskit. Ne, jūs tikrai juokaujat. Vis žiaurus. Tai šrūnai. Bet tokių karvelių nematęs, balandžių tokių. Lietuvoje taip nėra, bet čia Latvijoje taip tu savo. Atskrido, net ant kuprinės nutupė, vos nepačiupo. Dinkit, skriskit. Nu ką tu juokauji, nu? Neerzinsiu, nu tai man pačiam reikia valgyti. Nebejuokauk, tu ką, tu nudink. Ai, ką tu skrisk. Eina savo. Monstrai. Našarnikai. Jau net ant kojas man buvo nutupęs. Ant kelio grinai. Ai, tu savo. Bet tokios drąsos nematęs. Net įsidreba. Kani. Nu ką tu vėl? Ant mano kuprinės. Ding. Nejuokauk, nu. Ką tu vėl juokauji? Žiūrėk, eik tu savo. Nu ne, nu, viršūnė, nu gerai, užteks. Viskas, ding. Nerealu. Nu šakės. Drąsus ant kiek. Gerai, tokį gabaliuką pasilieku. Dabar nuskris. Ne, tu vėl juokauji. Tu duodi. Nebejuokauk. Dink, skrisk. Eina savo, pamaitinau. Po suolai susurius. Šių akinių vos nepamečiau. Bet kaip man ramiai pavalgys. Šakės. Na, šito tikriausiai neimsit. Svolačių gauja. Vat niekšeliai, našarnikai. Ant galvos net užskrido, ant kuprinės nutupė. Kaip greit prisistatė. Pusau. Nu ką, štai pasisotinau, sočiai pavalgiau. Atsigavau, atsigėriau energetinį. Aišku, paukščiai tik tais. Balandžiai dar mane terorizavo. Užsipolė. Eina savo. Bet taip nemačiau. Drąsus.
Taigi, vėjelis toks rūkti, bet oras pasakiškas. Dar gerą valandą turiu. Taigi apsilankysiu dabar bažnyčios bokštą. Reikės. Tokia, kaip sakant, paskutinė pramoga iš senamiestį. O paskui jau bus tik laivas ir po to jau namo. Viskas. Ką? Reikia eit. Šiaip atskainavo 9 pati bažnyčia, paskui yra liftas ir laiptai į bokštą. Žmonės čia turbūt jau laukia lifto. O žmogau, tai jau tikrai. Eik tu sa. Tokio vaizdo buvo verta laukti, kad 20 minučių, nes buvo didžiulė eilė. Eik tu sa. Nesveikai. Čia tai jau nesveikai. Dat kost 8 euro. Még sincs messze a templom, mert átadottan saroknyira van. Csak külön van egy tornya még szerint. Ott a szabadságszobor, vagy nem, ide nem. Itt jöttünk ki a parkba. És onnan egy tornyira van is. Это все Рига. Нет, очень, Čia tai vaizdai. Neįtikėtina, kaip gražu. конечно.
有点细。Viską peinu ratu. Čia tai yra kopėčios, bet jau aišku, čia gilip negalima žmonių. Tik personalai. Eina su. Gydė sakė 72 metrai aukštas. Gali būti tikėtina. Kaip 2,5 devynaukščio beveik. Visa Rygos panorama. Neįtikėtina. Давайте я вас сфоткаю, только с той красивой. Pasidariau daug ir vaizdų įrašų. Tikrai įspūdinga. Aišku, reikės judėti į apačią leistis. Dar neskubėsiu, bet jau pamažu reiks traukti link laivo, link autobuso, paskui į laivą. Saad ise meist teha või? Teeme kõik koos ka. Vaata teeme. Kolmekesi me tal ei ole kaitsekile. Tai gerai, tokia pasiraukšlys. Štai viskas, reikia leistis į apačią. Šakars tikrai nerealu. Čia šis šitą nerealiausia ekskursija turbūt iš visų. Antrą kartą su Latvija, bet kad Ryga tai tikrai paliko įspūdį. O dar laukia pasiplaukimas laivu. Nu ir paskui, aišku, jau trauksiu namo. Tikrai verta 9 eurus mokėti. Čia tikrai pigiai ir verta laukti, nes aišku, daug žmonių, kol susikaupė, kol reikia laukti, kol į liftą kiek maždaug 8-9 žmonės. Tai štai koks aukštis. Dar iš apačios pasižiūrėjus. Eina sa. Nesveikai čia. Tikrai pasaka. Karšta tikrai gerai. Viskas. Reiks pamažu trauklinti autobusą.
Dar aišku, 5 nėra, yra laiko, bet ir viskas, na kažko reikia nusipirkti atsigerti. Sprendžiu dar pažiniai pasimti kavos atsigerti. Spėsiu į autobusą. Viskas, judam, grįžtam link autobuso ir plauksim laivu. Va, Rygos legenda. Gerai atrodo. Ar mūsų sulaukiam gal visų prie to Kristoforo ir tada gražioj vietoj. Tai reikia gražu. Štai esam prie laivo. Tai dar reikia palaukti gidės. Aš turiu duoti kažkokius nurodymus, gal dar ne visi esam susirinkę, žinau. Šiaip čia dar paėm kaip pusę kilometro. Nepalikom nieko. Taip jau Marija. Čia visai neblogai pasisaugo. Galima. Pasaka. Va, kur ta vėtryga. Tai duos to kapitono Morgano mums tiek, kaip sakoma. Perinam iš tą laivą. Žiūrėsim. Čia ir liko mums vienas. Laivai yra gėrimai, duoda pasirinkti, bet kainos yra geros. Buteliai iki 100 eurų, iki 80 eurų. Maniakas. Viskas aišku, čia kaip vaizunės laivas. Šampanas. Kavos gal pasimti. Užteks gal pasimti atbulį jaučiu. Kokteiliai. Ir atbulis 6 eurai. Nu, praversti energetinis. Сходишь, и вот вниз идешь.
Да, вам сейчас что-то есть? Да, ну я там... Сос 19 евро. Карта наличная? Можем наличные. Да, конечно, как вам удобнее. Здесь вот надо. Я на попробую, на не Новые вещи. Kelionė į pabaigą. Laivas atplaukė. Ну эти же где-то каюты меньше есть, Koks Titaniko brolis. там еще вниз, там еще сколько. Tokiu praplaukti būtų fainai. Štai viskas, laivas prisišvartuoja. Kelionės pabaiga. Ir štai autobusas. Tai kas buvo pirmą kartą gerą įspūdį paliko, ar ne? Taip, labai. Tikrai. Sugrįžkit būtinai. Ryga yra toks miestas, kur reikia grįžti ir tikrai bus visada ką pamatyti. Ir čia mes tik tai mažą dalelytę tos Rygos pamatėm, bet tikrai miestas vertas, kad jį lankytų. Taip, važiuojam akmeniniu tiltu per Dauguvą, nu va, televizijos bokštą pamatėm, netgi paklausėm, kas tenai ir su kaimynėmis nusprendėm, kaip ten, jeigu reikėtų į jį užlipti. Niekaip. Apgalvokit įspūdžius, peržiūrėkit nuotraukas, nu, sustojimėlį, jeigu labai reikės, tai, kaip sakė Vitalijus, miškų yra. Žvalgos ratas. Pernai buvo, maždaug šiemet galvoju, jau viskas kaip ir jau uždirbau mažai su giminėm. Tai privalomas dalykas. Na, žinot, ir dar pasakysiu, dėl ko, kai gera kompanija, tai už tai viskas ir pavyksta. Nu, būtų kokia nors vėluojant ir dar kažkokia, tai žinokit, nerimtai kalbu. Žinokit, puikiai, kaip sakau. Labai gera ekskursija, puikiai kelionė. Man, žinokit, visada geros kompanijos pasitaikom. Nu, gerai, čia.
Uždarytas buvo vandenėlis. Keliavom drauge, kad gera nuotaika buvo pas jūs, kad gražus bendravimas. Tikiuosi ne paskutinį kartą keliaujame ir žinoma, kad linkiu, kad jūsų gyvenime netruktų įdomių kelionių, kad lydėtų gera sveikata, o šiandien visiems gero grįžimo į namučius ir gal dar susitiksim. Saulis mažas. Tai ką, ačiū labai tada. Dar vairuotojams paplokit labai, jau jie čia gerai veda. Pasakė taip jau. Ar nesumelavo, jie čia pažiūrėsim į laiką. Ne gal. Viskas gerai. Oi, tik 3 minutės. Vėluoju. Puikiai, punktualiai. Puikiai, tikrai. Tai ką, gero grįžimo, mes keliaujam toliau. Kągi, pagaliau mano kelionė ekskursija baigta Latvijoje, Rygoje. Zoologijos sodas, senamiestis visas, bažnyčios, muziejai, visokie pasivaikščiojimai po gatves. Ir aišku, dar plaukimas Dautuvos upė laivu. Nu ką, tu pasaka. Tikrai rekomenduoju visiems. Labai faina gidė, tikrai maloni, vairuotojai geri, labai. Kolektyvas iš viso. Nu tikrai, tiesiog daro įspūdžius. Latvijoje lankausi antrą kartą. 2025 metų rugpjūčio 3-osios. Jau buvo diena, bet dabar jau rugpjūčio eina 4-oji. Dar kaip sakant, nu dar yra po 11, bet jau rugpjūčio 3-osios jau kaip sakant naktis. Tai jau įeina į vakarą 4-osios dienos. Tikrai labai patiko. Fantastiška atmosfera. Labai daug žinių pateikė gidė, tikrai daug papasakam. Po zoologijos sodą pasivaikščiam, po parkus, po bažnyčios bokštus. Laivų plaukimas, aišku, šiek tiek suėmė miegas, nes tiek po naktinių darbų. Bet tikrai daugam rekomenduoju. Labai smagu, tikrai man visa kelionė atsipirko kokie 130 eurų su maistu, su visom ekskursijom, su visais žygiais, su visų įvažiavimu. Tai tikrai, sakyčiau, nuostabu. Nu ką, dabar esu Savanorių prospekte, reikia traukti namo jau. Viskas. Taigi, Latvija, Ryga. Pasakiška ekskursija.